Sveiki, tai šiandien pakalbėsim apie tuos pirmosius žingsnius versle, kodėl jie yra svarbus, kas nutinka emociškai, psichologiškai ir visaip kitaip. Tai bent jau pirmus 12 mėnesių iš savo patirties, iš tai, ką mačiau, kiek žmonių atėjo, kiek žmonių išėjo, tos patirtis yra visą laiką skirtingos, bet yra tam tikri, kaip aš sakau, konstantos arba tam tikri rodikliai, kurie visą laiką būna tie patys, ar ne? Gyvenimai mūsų skirtingi, asmenybės, bet yra tam tikri dalykai, kurie būna dažniausiai tokie, nu, tokie patys pasikartojantys, sakykim taip, ar ne? Tai va, tai tiek sėkmingam, tiek nesėkmingam, ar ne? Nes visą laiką yra svarbi dvi medalio pusės, tai ant kokio grėblio lipi ir ant kokį, ką gauni į kaktą. Sakykim, čia yra 12 mėnesių, ar ne? Tai nesvarbu, kada žmogus pradeda, bet šitie 12 mėnesių yra, kaip aš sakau, labai labai svarbus, ar ne? Ir būtent čia viskas ir sprendžiasi. Tai pirmas mėnesis visą laiką, kai jau žmogus pradeda kažką tai veikti, būna pilnas entuzijazmo, viskas fainai, labai gerai ir taip toliau ir panašiai. Ir tikrai viskas visai neblogai einasi. Reiškia, vėlgi priklauso, kiek žmogus į tai įdeda dėmesio, apie ką mes jau kalbėjom, ar ne, kuo jis daugiau įdeda finansų, laiko ir taip toliau, tuo jis labiau interesuotas ir tuo didesnis jo fokusas, ar ne? Pay attention, sako, pay kur tas, kaip sakant, kur tu moki to dėmesio, tenais ir rezultatai. Tai dažnai tikrai viskas būna labai fainai. Pradeda galbūt netgi ir antras, ir trečias mėnesis, sakykim, link trečio einam, bet kažkurioje tai vietoj, tarkim, čia vėl pradeda žmogus daryti veiksmus. Pirmas etapas šitoje vietoje, sakykim, gali būti, jeigu mes paimsim, tai biškai dar paartinsim, pradeda daryti veiksmus, čia kokias 2 savaitės, ar ne, pradeda daryti ir tarkim ten, nu, kaip pavyzdžiui, pas mus, tai vis tiek reikia pakontaktuoti arba su kažkuo pakalbėti, ar ne, pravesti kažkokią kūno sudėties analizę. Ir mes pravedam, mūsų statistika yra padaryti 10, ar ne, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir vėlgi, kai žmogus ateina į kažkokią ar parduotuvę, ar į kirpyklą, ar nesvarbu, kur jisai bebūtų, gali būti jisai, jeigu tu jį pasikvieti, jisai pasižiūrėjo, jam arba tinkytų, arba ne. Tai vėlgi yra 2 variantai, dėl to visą laiką būna, ypač pradžioj, kurie dažniausiai meta, tai dažniausiai būna, kad statistika iš 1, iš 2 arba iš 3, tai yra apie nieką. Mažiausiai turi būti 10. Iš 10 tada gali tai truputėlį kažkiek tai žiūrėti. Kaip ir visuose reklamose, ar ne, jeigu tai ar tai televizija, ar tai Facebookas ir taip toliau, tai yra skaičiai, konkretus aišku skaičiai, iš tų skaičių 10 tūkstančių pamatė, 1000 susidomėjo ir 100 kažką tai nuveikė ir 10 nupirko, nu kaip pavyzdys. Tai visur lygiai taip pat galioja, nesvarbu kokius biznis bedarysit, visur principai tie patys ir šitoj vietoj dažnai būna, kad pirmus 3 padaro, čia ne man, aš jau ne, nes man, žiūrėk, man nesiseka, nors tikslas buvo ne tai, kad čia sektųsi, bet tikslas yra padaryti tą, ką reikia, sakykime, atitinkamą laiko tarpą. Ir dažnai tie, kurie tiesiog koncentruojasi į veiksmus, eina ir tiesiog sako, okei, darysiu, aš būsiu vis geresnis ir geresnis. Padaro, tarkim, tos 10. Iš tų 10 visą laiką atsiras 1 arba 2. Sakysiu, jo, man kaip tik aš to ir ieškau, fain, labai gerai. Ir tada, fantastika, važiuojam toliau, dirbam, stengiamės žmogui ten suteikti tos vertės ar paslaugos, ką mes darom, ar ne. Tada eina vėlgi tas laikas toliau, vėlgi, kai žmogus pradeda suvokti, tai vieni dalis iš karto iškrito, sakys, ne, čia ne man, čia visa kita, jie iškrito, jiems nepasisekė, jis papasakos, kad aš čia buvau, čia bandžiau, man čia nepaėjo, ir tu neik, nes tau irgi nepasiseks. Ir yra dalis, kuri koncentruojasi, fokusuojasi ir daro. Jie pasižiūri savo skaičius, sako, okei, tai man čia žodžiu, kad uždirbti, tarkim, ten 500, man reikia tiek ir tiek padaryti, tai jeigu aš dar noriu 500 kaip pavyzdys, okei, nu kaip pavyzdys. Nu ir jisai supranta, kad yra tam tikri statistika ir yra tam tikri skaičiai. Ir važiuojam toliau. Aišku, gali būti vėlgi koks tas profesionalumas. Šitoj vietoj vėlgi tas svarbus aspektas yra, kad jeigu žmogus daro tam tikrus veiksmus, ar jis juos analizuoja. Nes kartais būna, kad daro, neanalizuoja su žmogum, kuris jau turi patirties. Ir šitoj vietoj, kas atsitinka, tai tiesiog lipa ant to paties grėblio. Kartais būna, kad nusišneka arba padaro ne taip, kaip reikia ir tada gaunasi, kad neina. Vienam eina, o kitam neina. Tai reikia analizuoti, nes žiūrėk, šitoj vietoj galbūt taip sakai, šitoj vietoj galbūt tą sakai ir panašiai, jeigu tai yra pardavimas ar ne kažkoks tai. Tai vėlgi tai yra svarbu analizuoti. Tai vėlgi mokaisi, jeigu žinai, ką tu darai, koncentruojas, visą laiką viskas gaunasi. Bet jeigu tipo aš pats žinau, tai irgi gali būti, kad važiuosim į šitą pusę. Taigi žmogus jau tas sakys, okei, supratau, ką man čia toliau daryti, tai reiškia, jeigu aš padidinsiu veiksmų kiekį, aš gausiu kažkokį rezultatą. Pradeda daryti, čia vėl atsiranda žmonės, visa kita, viskas fainai, pradeda viskas judėti, pradeda jau tikėti, blemba, tikrai aš galiu, tas vidinis toks pasitikėjimas yra, ar ne? Na ir mes tada judam toliau,
vėlgi po kažkokio tai laiko, sakykim, jau čia atsiranda netgi kažkoks tai ratas žmonių, reiškias jūsų, nesvarbu kiek ten bebūtų, gal kažkokie tai klientai, nesvarbu kurioj srity, jūs bedarytumėt ir vėlgi, kažkam jūs tinkat, kažkam ne. Kažkas galbūt atėjo tiesiog pasižiūrėt, pamatyt, suprast, kažkam ne. Ir pradeda kažkurie tai žmonės sakyt, žinok, nepyk, bet man ar galbūt jam gyvenimas susiklostė, kažkas tai atsitiko tam žmogui, nes gyvenimas yra, nutinka visko, ar ne? Tai ir sakys, ne, žinok, mes dabar negalim, mum neišeina ir taip toliau. Ir tipo, tau toksai stresas, o blemba, tai ką dabar daryt? Žinai, nes jau kaip ir čia jau toksai truputėlį komfortas, jau kaip ir man viskas, man kaip ir užtenka, ar ne, nes, nu, aš kaip blemba visai neblogai, čia uždirbau kokį ten 1000 eurų papildomai, sakykime, visai neblogai. Ir mes galvojam, vėlgi, jeigu atėjęs žmogus iš samdomo darbo, tai jis galvoja, kad čia kažkoks tai stabilumas. Stabilumo versle nebuvo ir niekada nebus. Ta prasme, nebent tu pasiekęs tam tikrą lygį, apie kuriuos mes irgi galėsim truputėlį prasiplėst. Ir tada gaunasi, kad pradeda panikuot, stresuot. Sakys, blemba, tai kaip čia dabar daryt? Pradeda lyst mintis, vis dėlto gal čia neveikia ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, dalis pabėga, visą laiką taip yra. Bet dalis galvoja, blemba, kas čia yra. Jis eina pas žmogų, kuris jau galbūt praėjęs tą kelią, sako, pažiūrėk, kodėl čia pas mane taip yra. Sako, okei, viskas yra natūralu, viskas taip turi būti. Jeigu tu dėsi atitinkamai toliau, jeigu šitus klientus vystysi, viskas bus fainai ir judam pirmin. Ir sako, okei, važiuojam į priekį. Na ir atsiranda vėlgi, tai yra nuolatinis procesas, nes kai yra vėlgi papildoma veikla, tai reiškia tu kažką tai visą laiką veiki, vis atsiranda vis daugiau ir daugiau. Ir tokiu būdu vėl atsiranda tas tikėjimas ir pasitikėjimas, kad čia viskas taip ir turi būti, čia yra procesas. Ir tada, sakykim, tas prasideda judėjimas pirmin. Ir kas liečia tos pinigus, ar ne, jeigu čia paimsim dar tokią skalę, kas liečia finansus dar, gal čia viršui kur nors, sakykim, čia gali būti koks nors ten 500, čia gali būti 8, čia gali būti 1000, čia gali būti 500, čia gali būti netgi 300. Gal tau kažkas atsitiks, čia gali būti vėl 8, čia gali būti, kaip pavyzdys, 1500, čia gali būti 1100, čia gali būti 800, čia gali būti 900. Ir kaip matom visą laiką tai nėra, kai aš sakau, pastovu ir taip toliau. Ir visą laiką mes kažkur tai imam tą 6 mėnesių vidurkį ir orientuojamės būtent į tai, kad jeigu stabilumas, nes jeigu žmogus orientuojasi čia, aš ten buvau, aš žinau, jeigu tu orientuojasi čia, po to būna, kai šitoj vietoj tai irgi toksai būna, vėlgi žmonės nepakelia to streso, čia ne man ir taip toliau, pradeda lysti visokie tarakonai į galvą, ko pasiekoje atsiranda, sakys, vis dėlto metu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai visą laiką yra kintantis, nes priklauso vėlgi nuo daug visokių situacijų, ar ne, tai vėlgi, aišku, jisai eigoje visą laiką didėja, nes ta bazė minimali, jinai visą laiką kinta ir jinai visą laiką didėja, bet tiesiog tas viršutinis ten gali būti pradžioje gal ten plius minus 500, po to plius minus 1000 ir po to galbūt ir plius minus 10, nesvarbu kaip tai bebūtų. Bet kas liečia vat, būtent šitoj situacijoj, vėlgi to tokio, kai vat, žmonės sako, aš noriu stabilumo, jeigu jūs norit stabilumo, neikit į biznį, nes jo pradžiai tikrai nebus. Jisai atsiras šiek tiek vėliau, gali būti tai ne po 3 mėnesių ir net ne po 12, bet atsiras po kokių 3-5 metų, tai toksai stabilumas, kad jau, sakykime, bus ta minimalkė arba ta riba, kur visą laiką viskas yra tvarkoj, o viršus visą laiką šokinėja, spaudinėja, nes ne dėl to, kad aišku ir rinka keičiasi, kažkas atsitinka pasaulyje, galbūt jum kažkas atsitiko, gal šeimoje kažkas nutiko, visokių situacijų būna, dėl to viskas keičiasi. Tai vėlgi akcentuoju, jeigu jūs norit stabilumo, eikit į darbą ir visą laiką nepamirškit, kad visus šitus kalnelius, jeigu čia tiesiog dar kažkokioj tai įmoniai, tiesiog pridedam porą nuliukų ir šitoj vietoj vėlgi yra ta rizika, visus tos dalykus prisiims jūsų įmonė, jūsų ten vadovas ar generalinis, nesvarbu, kas ten būtų akcininkas, tai čia jo atsakomybė, jo rizika ir jisai šitus visus reikalus tau tvarko. Tu sėdi savo ramiai, tau jokio skirtumo, yra darbo, nėra, važiuoja, nevažiuoja, viskas yra tvarkoj, tu gausi savo dalį ir nesuksi savo galvos, kaip pavyzdys. Ar ne? Tai va, tai jeigu tai yra, čia turbūt labiau skirtume privataus kapitalo, o jeigu turbūt biudžetiniai įstaigų, tai iš vis čia net problemų nėra. Tai va, tai važiuojam toliau, 3-4 mėnesiai. Atsiranda čia vėlgi, žiūrėkit, šitoj vietoje yra patirtis. Šitoj vietoje yra daug patirties,
ar ne, kurios mes įgaunam. Ir aišku, viskas kyla toliau, čia jau labai dar detaliai galbūt nepasakosiu, bet atsiranda kažkurioj tai vietoj vėlgi pradeda žmogus daugiau plėsti savo biznį, tiesiog pradeda tie skaičiai gerokai augti, ar ne, galbūt aišku sezoniškumui irgi, kaip ir minėjom, įtakos turi, pradeda viskas gerokai augti ir jis tiesiog pradeda praeiti tą kelią. Nu, sakykim, mūsų atveju yra taip. Žmogus praeina tą kelią, užsiaugina skūrą šitoj vietoj, šitoj vietoj, šitoj vietoj ir daug kitų vietų, kur jisai pradeda įgauti patirties. Ir automatiškai atsiranda kiti žmonės, sako, aš irgi noriu daryti tą patį, dėl to tinklinė rinkodara yra nuostabi, nes dėl to sakysiu, okei, viskas tvarkoj, aš turiu patirties, aš tau galiu papasakot, kaip iki ten daeiti. Ir tada vėlgi visi tie žingsneliai, kaip ir prieš tai minėjau, tol kol žmogus vėlgi pasiekia tą patį lygį ir jisai gali plėstis arba plėsti savo verslą truputėlį plačiau, nes dažnai būna, kad kai verslas, tai reiškia, kai jau atsiranda tada, kai jau pas jūs atsiranda kiti žmonės, kurie irgi nori užsiimti tą pačią veiklą, arba pavyzdžiui, jeigu, sakykim, jūs turite kažkokią tai kirpyklą, ar nesvarbu, kas tai bebūtų, ar ne, tai verslas yra tada, kai tu turi 5 kirpėjus ir jie kažką tai daro, ne? Ne tada, kai tu darai, ar ten automobilius, ten, nežinau, kažkas tai, pavyzdžiui, tu pats vienas darai ten taisai ir kai tu turi 50 žmonių komandą, kurie tai daro. Tai čia yra biznis, o to, kai tu pats viską darai, tai yra amatas. Bet tam, kad išmokti tos dalykus, vis tiek tu turi pats praeiti tą kelią, nes ką tu gali išmokyti, paaiškinti žmogui, jeigu tu pats net nieko nesupranti. Tai jeigu jam iškils kažkokie tai klausimai ir sakys, o tai ką man čia daryti ir neturi tos patirties. Tai viskas, nu, tai sakys, nu, tai kai jis pats nieko nežino. Tai prasme, įsivaizduokit, kaip ir pas jūs kažkokiam ten, nežinau, jeigu žmogus dirba darbą, tu kažko tai nežinai, nueini pas vadovą, jisai irgi nežino, nu, tai koks jisai vadovas, ar ne? Tai ką, ta prasme, bent jau ta prasme, gal jis ir geras, bet principas, kad, nu, kai tu pats žinai arba kai tu pats išmanai, tai yra visai kitaip ir tu žinai, per kiek tai laiko padaroma, kaip tai padaroma, visus tos dalykus, jokių problemų, žinai, sakyk, žiūrėk, daryk taip ir viskas tau gausis. Žmogus daro, man viskas gausis, o super, galima pasitikėti tuo žmogum, važiuojam toliau. Tai va, tai važiuoja toliau, tol, kol pasiekia atitinkamą, aišku, tą, kai aš sakau, minimalų pajamų lygį, galbūt, sakykim, ten tiek ar ne, tai aišku, tas svyravimas gali būti nuo tiek iki va šito, va, toj amplitudėj, bet jeigu, sakykim, jau yra va tiek va pinigų, nu, kaip pavyzdys, aš aišku nežinau, vėlgi priklauso, koks žmogaus yra, kiek koks atlyginimas ir kada jisai gali komfortiškai pakeisti savo samdomą darbą ir išeiti į biznį pilnai. Nu, pas mus dažniausiai būna tai 12-18 mėnesių tam, kad įsivažiuoti. Ir šitoj vietoj vėlgi tų daug tokių niuansų būna, kai žmogus, aš ten pavargau ir panašiai, faktas, nes tu visą laiką tu praktiškai varai 2 frontais, tai reiškia tavo samdomas kažkoks tai darbas ir automatiškai gali būti savaitgaliai ir vakarai, kur tu skiri savo bizniui ir savo veiklai, ar ne? Tai vardan to, kad tu vėliau galėtum turėti daugiau tos laisvės ir viso to, kad tu ten 40-50 valandų skiri kažkam, tu galėsi skirti savo ir tada susitvarko, susidėlioja viskas ir tu pats jau planuoji tą savo laiką, kaip tu nori įdėliotis. Tai va, tai kai jau šitoj vietoj atsiranda, tada galima, nu, sprendžia, sako, ar taip, ar taip. Dažnai būna, mano atveju, kai buvo, tai aš galvoju, o, tai ir čia, viskas yra tvarkoj. Bet versle, jeigu norim tiesiog augti ir kad jau būtų čia žemutinė riba, ne, kaip pavyzdys, va čia būtų žemutinė riba, reikia, aišku, investuoti šiek tiek laiko, pastangų tam, kad jisai augtų ir tam reikia laiko. Ir kai turi dvi veiklas, nu, ir ten padaryti kažką labai gero ir kokybiško, dažniausiai būna truputėlį sudėtingiau, bet įmanoma, tikrai yra, kas ir pasidaro ir čia jokių problemų ir čia po to šitoj žemutinė riba būna ir dar kita, nesvarbu, kaip tai bebūtų. Tai va, tai tie pirmi žingsniai labai svarbus ir čia, aišku, automatiškai toliau yra daug tokių niuansų, kaip čia pasakyti, daug patirties ir kur būna tokie vidiniai, sakykim, dažniausiai žmonės, sakau, išeina ne dėl to, kad sunku ar ten sekasi ar nesiseka, bet vidiniai kažkokie tai būna viduj tarakonai užpuola galvą, kuri sako, ne, gal čia ne tau, gal čia nereikia, po to dar, aišku, kaip ir minėjau, vienam video apie tą magnetizmą, kur paprotina jūs aplinka, kuri visiškai neturi supratimo, ką tu čia darai. Nu ir tada tų žmonių nebėra. Aišku, faktas, kad tu negali prisimti atsakomybės, kalta aplinka, valdžia, ten mokesčiai, tas, visi išskyrus mane. Tai irgi toksai tam tikras ženklas, bet tie, kurie prisima atsakomybę ir sako, ei, ar čia jeigu yra problema, tai sakykime, jeigu
Man, pavyzdžiui, aš asmeniškai vėlgi, problemos dydis nusako žmogaus dydį, ar ne? Tai vėlgi, tai jeigu tu tą problemą išsprendi, jokių problemų, viskas, važiuoji toliau, jos vis didėja ir didėja. Ir kuo jas didesnės sprendži, tuo tu daugiau uždirbi pinigų. Nesvarbu, ką jūs padarysit, netgi tą pačiam darbe. Kuo didesnę problemą sprendi, tuo tu daugiau uždirbi. Nes, nu, pagalvokit patys, paimkit kažkokius sprendimus, žinot, kai reikia priimti, žmogus ten ar perka mašiną, vienam ten už 5 000, kitam už 10, kažkam už 100, kažkam už 200, kažkam už 500, nu kaip pavyzdys. Tai vėlgi, kiekvienam turbūt tas skirtumas skirtingas, ar ne? Tai ir čia lygiai taip pat, ar ne? Pirmi 12 mėnesių, tai yra patys geriausi mokymosi mėnesiai, čia labai daug ką išmoksti. Ir jeigu, vat, pavyzdžiui, pas mus ateina ir 12 mėnesių išbūna, sakykime, versle arba veikloj, aš visą laiką nuleidžiu, sakau, šaunuolis, tikrai verta pagarbos, nes labai daug žmonių iškrenta trečią mėnesį, 6 mėnesį, kažkur 9-10. Aš asmeniškai, kai buvau, jau pas mane buvo 9-10 mėnesis, kai aš jau norėjau viską mesti, nes šitoj vietoj man, nu, tiesiog žvėriškai kaip kabutėse nesisekė, bet aš tiesiog nedariau tą, ką reikėjo daryti, arba neanalizavau savo klaidų. Tai dėl to man ir nesisekė, bet šitoj vietoj, kai priėmiau savo karūną, nusiėmiau, pasidėjau ir sakau, klausysiu viską, ką darot, man nesvarbu, ką reikės daryti, aš viską darysiu. Žmogaus, kuris turi patirtį, arba žmogaus, kuris jau yra ten, kur aš noriu būti, stebuklingai pradėjo, kabutėse, viskas sektis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad nesvarbu, koks tas laikas būtų ir per tavo trumpą laiką viskas įvyko, visi mano tikslai ir planai, ką aš buvau užsiplanavęs, realistiški, ar ne, išsipildė ir pasidarė. Tai va, tai ir jums linkiu lygiai taip pat, tiesiog supraskit, kad jeigu jūs nesvarbu, kokią veiklą pradedat, bet tie pirmi mėnesiai, pirmi metai bus tikrai tokie sudėtingesni, bet tai užaugins jūsų labai rimtą charakterį, užaugins jūsų nugarą, stuburą, skūrą ir visus kitus dalykus, ką labai, kad praversim gyvenime, nesvarbu, kur jūs bebūsit, ką jūs bedarysit. Ta prasme, čia yra gyvenimo mokykla, čia ne šiaip verslas, tai yra tiesiog gyvenimo mokykla, kur tu tas įgūdžius gali pritaikyti bet kur. Tai dažnai tie, kurie ateina ir per tos 12 mėnesių sako, aš daugiau išmokau negu praeitus, nežinau, prieš tai likusį gyvenimą. Tai tas yra svarbu ir aišku, žinoma, visą laiką turi būti palaikymas kažkur, tai kaip ir minėjau, nes jūs trauk žemyn, kas jūs kels aukštyn, kur yra vienam iš tikrųjų sunku, bet, nu, galite pabandyti tikrai. Dėl to aš visą laiką sakau, kad turite savo kažkokį tai mentorių, savo kažkokį rėmėją, savo kažkokį žmogų, kuris jau yra ten, kur jūs norit būti, nes kitokiu atveju vienam užpuls tarakonai smegeninę ir viskas baigsis. Taip kad kaip vaikyti smegeninę jau čia kitoj serijai.